Sveiki visi, sveikinuosi servise 007 iš Landirenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvių. Ir šį kartą turim štai tokį gražų oranžinės spalvos Dodge Charger automobiliuką. 3,6 Pentastar varikliukas ir atvyko pas mus žmogus iš Klaipėdos. Atvyko tam, kad norėjo kokybiškos sistemos, kokybiškai atliktų darbų ir be abejonės kokybiškai sumontuotos itališkos Landirenzo sistemos. Tai labai trumpai apie viską pabandau ir papasakoti ir pademonstruoti. Šiaip variklio skyrių atrodo vietos lyg ir yra, bet montavimui tai viena iš tokių nepatogesnių mašinų, automobilių, kadangi komponentam visiems atrasti vietos, viską tinkamai sudėti, tinkamai sumontuoti tikrai yra pakankamai iššūkių. Iš principo ne vienos tokios labai lengvos vietos kaip ir nėra. Tai labai tada reiškia, trumpai papasakoju, pats valdymo blokas sumontuotas štai čia, jeigu reikėtų atsidaryti, prieiti prie saugiklių be problemų, atsijungiam, nusiemam su visų dangteliu. Gerai iš tikrųjų vieta, nes nelabai kažkur gražiau jo čia tinkamiau sumontuosim ir padėsim. Čia turim skystos fazės filtrą OMB BFC, padidinto pralaidumo dujų vožtuvą, iš kurio dujos prafiltruotos keliauja į Landirenzo LI10 Turbo Oversize galingiausios versijos dujų reduktorius, sumontuotis jisai va štai čia prie Langerono kampe. Pats benzininis valdymo blokas yra sumontuotas čia, taip kad mes su laidais keliaujame tiesiai iki benzininio valdymo bloko ir be abejonės visus mums reikalingus signalus susirenkam tiesiai tenai. Iš reduktoriaus iškeliaujame į viršų, turim dujinės fazės filtrą štai čia, tam, kad būtų nesunku prieiti aptarnauti. Sumontuotas atnaujinto tipo su atnaujinto elementų Landirenzo dujinės fazės filtras. Slėgio davikliukas ir po kolektorium ir šonuose turim padėję po vieną Reilo Dakotas IG4 tokių pavadinimų purkštukus. Jie yra pavieniai, po vieną montuojami, sudėdami kolektoriai po 3 tiek priekyje, tiek gale variklio tam, kad tie purkštukai gražiai po kolektorium atsigultų ir čia viskas gražiai atrodytų taip, kaip dabar atrodo. Tai tikrai pakankamai sudėtinga tenai prieiti, pakankamai sudėtinga juos ten suguldyti ir pajungti ir panašiai, bet viskas yra atlikta kokybiškai, tvarkingai, taip kaip ir turėtų būti padaryta. Dujinės įrangos laidynas, kaip visada, sugrupuojamas, parenkami tinkami reikalingi mums laidų ilgiai, jokių čia laidų galų prikaišiotų, slapstytų, kažkur priviniotų apendicitų tikrai nerasit, viskas yra tvarkingai taip, kaip priklauso. Kiekvienas kontaktas yra sulituotas, apsaugotas termokembrikais su klijais, viskas yra gofruose tvarkingai. Dujinės žarnos panaudotos yra teflonų dengtos, tam, kad nebūtų jokių kvapų nei variklio skyriuje, nei aplink, nei be abejonės ir automobilio salone, spyruoklinės sąvaržos, specialios apsauginės gofros, kurių panašių apstų ir variklio skyriuje, taip kad viskas atrodys pakankamai gamykliškai, sakykime, pakankamai tvarkingai, viskas apsitrauks turbūt dulkiam ir atrodys, kad čia taip ir turėjo viskas būti. Dujinės įrangos saugiklis taipogi išvestas štai čia, instruktažo metu bus be abejonės klientui paaiškintas ir parodytas. Viskas nuvalyta, sutvarkyta kiek įmanoma, gražiau negu kad radom, kaip sakyti, prieš pradėdami darbą. Tai apie variklio skyrių tiek. Dujų perjungimo mygtukas yra sumontuojamas ten, kurio pagidauja klientas. Jį čia turim sumontavę štai šitoje vietoje, kadangi ta vieta yra kampinė, tokia kampu nuožulni, tai tam puikiai tinka Landirenzo komplektuose būnantis skirtingų storio intarpai, specialiai, kad tas mygtukas gražiai netgi ant išlenktos ir išriestos vietos būtų montuojamas. Pridėsiu be abejonės dienos šviesoje nuotrauką, galėsit pasižiūrėti, kaip visą tai atrodo iš arčiau. Dujų pildymas. Dujų pildymas pakankamai patogiai padaroma štai čia, tai reiškia, kad atsidarau dangtelį, iš karto jungiu pistoletą ir galiu pildytis dujas arba benziną, neatsukinėjant nieko, neprisukinėjant jokių adapterių, išskyrus tą plasmasinį kaiščiuką, kuris čia yra, kuris iš principo irgi nėra būtinas. Jeigu jisai trukdo ar erzina, galima jo ir nedėti, gražiai viskas užsidaro. Tai va, didžiausi iššūkiai ir klausimai šitoje vietoje buvo dėl balionų. Tai balionas yra sumontuotas atsarginio rato vietoje, bet pats dugnas yra itin dideliu kampu ir čia sudėtinga talpinti kažką didesnio, nei mes čia sudėjom. Pakankamai daug vargo įdėjom ir matot ir išpjaustėm šitą, nes jisai čia tokiu išpastorinimų buvo. Tai dabar dugnas užsidaro lygiai gražiai, balionas stovi lygiai tiesiai ir yra sumontuotas 48 litrų dujų balioniukas, kurio bagažinė gražiai užsidengs ir reiškia niekam netrukdys. Visiškai lygiai, gražiai, tvarkingai, be jokių čia pagalių, pakaiščiojimų ir jokių kitokių nesąmonių. Viskas taip, kaip turėtų būti. Tai tiek apie kokybišką Landirenzo sistemos montavimą servise 007 į Dodge Charger. Jei kažką panašaus planuojate įsigyti ar vairuojat, tai kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.